Taigi matome prasidėjusią Lietuvos K1 Vilties Lauryno Sriubiškio kovą. Jis sportininkas turintis plaktuko pravardę prieš porą metų jau kovojo pasaulio mėgėjų čempionate, taipogi čia Vilniuje, tuomet čempiono titulą iškovojo Laurynas ir su šiuo sportininku siejamos labai didelės viltys. Raudonajame ringo kampe esantis lietuvis dėvi be abejo raudonomis apsaugomis jis. Jo varžovas iš Rusijos Viktoras Gaiderbrechtas. Ir lietuvis talžo. Dabar, sakykime taip, talžo smūgiais rankomis savo oponentą. Viskas, turėtų skaičiuoti knockdowną, taip ir atsitinka. Taip ir atsitinka. Lietuvis jau pirmajame raunde savo varžovą pasiunčia į knockdowną. Ir viskas. Labai trumpai trunka ši kova. Prieš šį turnyrą kalbintas Sriubiškis stengiasi netuščiažodžiauti. Kalbėjus, Tasik iškovojo aukso medalį, viskas buvo gerai, rezultatas man patiko, šiais metais dalyvausiu Europos čempionate. Tikiuosi tik padės geriausią rezultatą, tuomet sakė Sriubiškis, rezultatas pats geriausias. Iškovotas čempiono titulas ir dar viena pergalė Lietuvai, dar vienas čempiono titulas liks mūsų šalyje. 21 šios dienos kova baigėsi sėkmingai. O mūsų šaliai sėkmingai Laurynui Sriubiškiui. O dabar vėl ringe matysime merginas, tiesa šį kartą be lietuviškų akcentų. Rumunija. Joana Roksana Varzarė prieš Kanti.